Sveiki, šiandien trumpai pasižiūrėkime, kaip mes galime atsisiųsti Canva aplikaciją į kompiuterį. Tai esu prisijungusi per naršyklę prie Canva paskyros ir dabar eikime į nustatymus kairėje pusėje apačioje, spauskime mūsų ikonėlę ir pasirinkime štai šį gauti Canva programas. Spaudžiu čia ir dabar matome, kad galime paspausti Download Canva for Windows. Tai spaudžiame čia ir automatiškai pradeda siųsti. Štai čia dešinėje pusėje viršuje aš matau, kad failas atsisiuntinėja. Jeigu jūs matysite, kad atsisiuntimas automatiškai neprasidėjo, tai paspauskite štai čia, click here. Kadangi pas mane automatiškai jau siunčiasi, tai man liko tik tais palaukti, kol atsisiūs. Tai štai čia matome, Canvas yra jau atsisiuntęs failas, atsisiuntimo aplanke, tai galime du kart spraktelti ir galime pradėti instaliuoti. Štai matome, jau pradėjo instaliuotis, reikia palaukti, kol pilnai viskas užsikraus. Ir štai automatiškai atsidarė jau Canva programėlę, tai galime sutikti su visais lapukais ir prisijungti. Taip, aš spaudžiu, kad noriu tęsti Canva aplikaciją ir pasirenku, kad atidaryti Canva. Ir štai dabar jau esame Canva programėlėje, kur toliau galėtume dirbti. Kur mes rasime šią programėlę? Tai ją rasime ant savo darbalaukio. Štai matysime Canva ir bet kada galėsime tiesiog spraktelti ir pradėti dirbti. Tai tiek trumpai apie Canva aplikacijos įdiegimą į kompiuterį ir tikiuosi jums ši trumputė pamoka patiko. Neužmirškite paspausti patiktuką, like bei sekti naujienas Facebooko puslapyje Canva mokymai. Iki!